Labas vakaras visiems. Noriu atsiprašyti, kad tempiu gumą dėl temos, dėl užzombinimo žmonių, saviugdos ir savo kūno ir sielos šeimininku, kaip tapti, mano požiūrį. Aš norėčiau šiandien pašnekėti tokią įdomią temą, manau, apie žmonės, kurie, kaip sako, gan protingi jau, gan sumanus ir daleiskim tie tikrai sąžiningi, tikrai nuoširdūs visuomenininkai. Ir jie irgi būrėsi ir jungiasi į komandas. Tarp jų vis tiek įvyksta kažkoks nesupratimas, nesusitarimas, konfliktėlis tas toks, sakykime, daleiskim. Ir jie pasiekia tokį lygį, kad jie stengiasi būti sąžiningi, teisingi, nuoširdūs, atviri, tai. Ir tuo pačiu siekia tos tikros tiesos. Ir atrodo viskas liktai būtų gerai. Jie toj viršūniai, kiek aš suprantu, iš tų žmonių, kurie mato daug, supranta daug. Bet bėda tame, kad kai tarp jų įvyksta konfliktas, kažkoks nesusipratimai, mes visi lygus vis viena nebūsim. Kad ir, daleiskim, turim bendrą nuomonę, bendrą požiūrį, bendrą tikslą. Mūsų tas suvokimas, kaip tai turėtų būti, ar kaip reikėtų elgtis ir ką daryti, vis tiek kažkur kažkiek išsiskirs. Ir čia problema atsiranda, kai įvyks tam tikras nesusitarimas ir bus bandoma tartis, bet jie, kaip sako, ieškos tos tikrosios tiesos, tos tikrosios teisybės ir kiekvienas iš mūsų turim savo teisybę ir manom, kad esam teisingiausi ir teisiausi. Čia didžiausias toks problema atsiranda. Ir turėkite omeny tarp tų sąžiningų ir gerų žmonių, kad ir jie ten labai protingi, atsiranda ta pati problema. Gausis taip, kad tos diskusijos metu įvykus tam kokiam nesusitarimui, jie tarsis tarp savęs, ginčysis, aiškinsis, argumentuos ir vis viena kažkam reiks nusileisti arba pripažinti kito tiesą. Tai va, bet problema ta, kad jeigu mes kažkur einam kartu, kaip pavyzdys, aš iš statybininko pavyzdžio duosiu, daleiskim, aš turiu viziją, mes bendrai sugalvojam statyti kažkokį namą, ten virtuvę įdėsim, vamzdžius įleisim, daleiskim, ten paskui elektrą įsivedžiosim ir yra tas planas, kaip viską pasidarysim, kaip viskas realizuosis ir dažniausiai kad ir bendrai, ta bendraminčiai, vizija gera, viską susidėliojom, viskas gražu, pasikoregavom, čia taip nestatom, geriau taip statom, mes nenumatysim visų žingsnių ir visur nebūsim 100% teisus. Tai tik teorija, tai tik nuomonių pasiskirstimas ir mes galim diskutuoti ir ginčytis iki begalybės, kas iš mūsų teisus ir teisybė tik bus žinoma, jeigu mes įvykdysim savo planą ir abu įvykdysim pagal savo požiūrius. Ir tada tas argumentai, jie liktai girdi kitas žmogus, bet abieji gali būti svarus. Ir tuo metu, kai tokie žmonės ginčiasi, daleiskim, du lyderiai, du protingi žmonės ginčiasi, kas iš jų bus teisus, tik priklauso nuo to, kas geriau moka kalbėti. Turi geresnę iškalbą, įtanką, sąjungininkus, retorika gera pas jį, kalbingumas geras, tai įtikinėjimas geras žmonių. Ir tuo tas dalykas pasibaigia. Ir jeigu žmonės pakankamai protingi, jie supranta, kad tai nebūtinai yra tiesa. Ir tas žmogus, kuris turi nusileisti, jam belieka du žingsniai. Arba nusileisti, kaip sako, arba išeiti iš tos organizacijos, ar išeiti iš to susivienijimo. Tai mes tada skaldomės. Ir šitoj vietoj realiai bus akligatvis. Ir man kas įdomu, kad tie žmonės, kai argumentuoja, jie dažniausiai sako paprastam žmogui, užzombintam žmogui, problema yra, kad išplautos smegenys, kad jis klaidingai masto, kad jis yra apgautas, kad mums reikia šviesti visuomenę, kad reikia juos kalbinti, pabusti. Ir viskas čia tvarkoj. Bet tai neturi tapti priežastim, neleist žmonėms spręsti patiem, ko jie nori ir kas iš mūsų teisus. Čia didžiausia problema, kad atsiranda toks kaip moralinis blogis pradedamas naudotis. Žmogus, kuris tikrai yra protingas, kuris yra tikrai teisingas ir visi jį palaiko, jis gaunasi, leidžia savo pasakyti, kad aš neisiu į bendrą tokį susivienimą, aš nesivienysiu su kitais žmonėm, nes jie paprasčiausiai
daro klaidų, klaidingai masto ir yra neteisūs. Ir realiai, lyg tai atrodo toks svarus, teisingas argumentas, teisingai. Jis turi realią logišką priežastį. Bet problema tada, kad mes liekam susiskaldę ir nesvarbu, kad ir tie žmonės taps protingesni, įsivaizduokit, jie tampa labai protingi. Bet tarp tų žmonių vis tiek bus kažkurie labiau protingesni, labiau išmintingesni ir matantis geriau ir žinantis teisingesnį sprendimą. Suprantat? Ir negi mes vėl tarp tų protingų žmonių save rušiuosime ir skaldysim ir bandysim atitikmenį pasidaryti toj mažoj komandoje. Įsivaizduojate, tai dėl to mes tokie esam susiskaldę ir turim tokias mažas komandėlės ir visuomenė nėra vieninga. Ir šitoj vietoj labai svarbus momentas, ką tiesioginis valdymas ir ką tautos valdžia nori pasakyti. Ir mes turim suprasti, ir tie protingi žmonės turėtų tai suprasti, teisingi ir geri žmonės, kas svarbiausia, bet jie negirdi to fakto, kad pagal tiesioginį valdymą visada sprendimas bus ne pats teisingiausias. Ta prasme, jis bus kompromisinis, bet jis nebus pats protingiausias, pats teisingiausias toj viršūniai galimybės maksimalios, kaip jį teisingai, sąžiningai ir gerai spręsti. Jis bus toks kompromisinis tarp visų žmonių, jis susilygins su bendros masės balsuojančių žmonių protingumo lygiu. Suprantat, tai toks dalykas. Ir jeigu tie protingesni žmonės, kitokie, ypatingesni, atsiskirs nuo tų silpniau mąstančių ar klaidingai mąstančių žmonių, mes turėsim suskaldytą tautą ir mes būsim neįgalus, o jeigu jie, tie protingesni, susiburs į rimtą komandą, atsiras pakankamai ten žmonių, jie pagal tokius principus stengsis išlaikyti valdžią savo rankose, ką jie ir daro. Turėkite omenyje poziciją, dėl to ir nenori jungtis prie tautos valdžios sumanimo, nes tai dažniausias priežastis tame, kad žmonės yra pakankamai kvaili ir kad, ta prasme, kad norės kvailų dalykų ir mes čia spręsim nesąmoningus reiškinius ir neeisim prie esmės, neeisim prie tikrai svarbių dalykų, kuriuos reikėtų mums spręsti. Bet problema tame, kad jeigu tuo argumentu tikėti, juo remtis ir pagal jį gyventi, kaip ir minėjau, kad ir mes būsim, jau visa visuomenė bus protinga, įsivaizduojam tokį vaizdą, vis tiek bus kažkurie protingesni ir jie vėl atsiskirs. Ir vėl mes turėsim hierarchinę sistemą ir kažkas turės arba paklūst pačiam tam gudriausiam, protingiausiam ir jis vadovaus ir didžioji dalis paprastų žmonių tik galės jam pritart arba rinktis nepritart. Mes liekam toj pačioj sistemoje, suprantat, mes neišeinam iš tos sistemos. Antra problema, mes taip žmonės prijaukinam, pripratinam mąstyti kaip vergai masto. Ta prasme, mes tarnautojai liekam ir mes tikim gelbėtojais ir mes sutinkam būti neįgaliais. Tai tam tikros per didelės, manau, ir skausmingos pasiekmes yra rinktis teisingiausią kelią ir atsisakyti tiesioginio valdymo, atsisakyti sąžiningos tos lygybės tarp mūsų, vien dėl to, kad sprendimai bus kvailesni, netokie tikslingi ir mes nebūsim tokie produktyvūs. Tai tas argumentas, jis labai kenksmingas, žalingas ir žmonės susireikšmina. Tie protingi žmonės, jie kartais susireikšmina ir jie nebenusileidžia ant žemės ir jie tuo pretekstu naudojasi, kad išlaikyti tą susiskaldimą mūsų tautos, mūsų vienybės, mūsų galimybės kažką pakeisti. Ir kur gaila, kad tie žmonės ir yra patriotai ir už Lietuvos suverenitetą, jie ta prasme tikrai nuoširdžiai nori gero Lietuvai ir jie tikrai yra protingi, bet norėtųsi, kad pamatytų tą faktą, tą paprastą dalyką, kad mes, jeigu neleisim būti vienas su kitu kaip šeima, mes negalėsim susivienyti. O šeimoje yra mažų vaikų, yra ir tėvas, ir mama, ir dažniausiai daleiskim, toj šeimoje yra kažkas lyderis, kažkas protingiausias, bet įsivaizduokit, jeigu jis visos toj šeimoje diktuoja visiems sąlygas, nes jis protingiausias ir jis argumentuoja tuo, klausysit, jūs visi manęs, nes aš esu protingiausias. Ir čia
ateina kas? Šeima praranda žmogiškumą. Jeigu tu teisingai matai ir esi pakankamai protingas ir sumanus, tu suprasi vieną paprastą dalyką, kad tau reikia atsitūpti, atsisėsti, nusileisti prie bendro to savo šeimos lygio, jeigu tu labai esi protingas, atsipalaiduoti ir leisti savo vaikams klysti ir mokytis iš savo klaidų ir turi pasiūlyti, ką šiandien veiksim draugiškai kartu. Ir nesvarbu, kad tavo vaikai, tavo žmona, daleiskime mano atžvilgiu, pasirinks neteisingą sprendimą, ne patį protingiausią, ne patį geriausią, bet tą, kurio to žmogus, ta širdis jo nori, jo lygis to nori, mes užmėgsim santykį vienas su kitu, mes tapsim nuoširdesni, mes tapsim šeima, mes tapsim draugai. Suprantat, kur svarbus momentas ir tu gali argumentuoti, sakyti, dėl ko tie sprendimai nėra pakankamai teisingi ir įtakoti kitus žmonės, bet tai turi daroma būti draugiškai, su pasisakymu už tiesioginį valdymą, už tai, kad kaip bebūtų, mes spręsim kartu drauge viską. Ir tada atsiranda tam lyderiui, tam protingesniam žmogui pagarba ir mes tampam draugais, mes tampam šeima. Suprantat? Pirmoji vietoje turi būti žmogiškumas ir sąžiningumas žmogiškumai ir tai realybei, ir tai tiesai, nusileidžiama ant žemės. Ir ne visada logika, argumentai, faktai ir tiesa turi laimėti mūsų gyvenime, nes mes esam asmenybės. Suprantat, logika, faktai, tiesa yra daiktas, yra būvis, nėra gyvas dalykas, yra tam tikras faktas, tam tikras reiškinys. Bet net negali reiškinys būti svarbiau už žmogaus sielą, už žmogaus prigimtį, už žmogaus galimybę būti laisvu, rinktis, mokytis iš savų klaidų ir augti pačiam. Mes turim gerbti tą žmogaus teisę ir nepagarba tam dalykui atsiranda būtent iš to didelio rašto, mes išeinam iš krašto ir pradedam susireikšminti. Ir tada lyderiai naudojasi savo galimybėm išsamei, detaliai, argumentuotai, gražiai, įtakingai papasakot savo tiesą. Ir jeigu mes laikysime tos nuomonės, kad pirmoji vietoje turi būti būtent sprendimai priėmimi pagal, kaip sako, žmonių tą teisybę tiesą, pagal tą argumentus, logiką ir faktus pirmoji vietoje, o ne pirmoji vietoje, kad mes būsim kaip šeima, kaip komanda, ir turim atsižvelgti vienas į kito nuomonę ir požiūris ir leisti vienas kitam klysti ir augti ir kad mūsų bendrai išbalsuoti sprendimai tokiu būdu nebus visų 100% teisingi ir sąžiningi, tai tikrai tiesai ir tikram sąžiningumui ir mes galim su tuo susitaikyti, turėkite omeny, mes turim galimybę tada susivienyti, mes turim tada galimybę tapti didelę stiprią organizaciją ir tai kertinis dalykas, kertinis esminis dalykas. Ir kai aš kviečiu žmonės jungtis prie šios idėjos, pirmas dalykas iškart akcentuoju ir klausiu ir sakau, ar sutinki su tuo, kad jeigu tarp mūsų bus kažkoks nesupratimas, neaiškumai, ginčas ir mes negalėsim susitart, kad mes iškelsim tą ginčą į viešumą ir visi kartu nubalsuosim ir nuspręsim. Įsivaizduojat? Tai būtent tokiu būdu mes liktai susitaikom. Mes liktai susitarim, kad mes būsim bendra šeima ir mes parodom sąmoningumą, sąžiningumą ir suvokimą, kad ne visi būsim vienodo lygio. Ir jeigu tu tikrai sąžiningas ir protingas, tu paprasčiausiai dėl to, kad sprendimas nebus visiškai teisingas tavo atžvilgiu, nes tu matai tą tiesą, matai tą galimybę, tu nepaliksi šios idėjos, tu būsi su ja, nes kitu atveju mes dalyvaujam eilinį kartą toj konkurencijoje, kovoje dėl lyderių, lyginamės, konkuruojam ir kariaujam tarp savęs. Tai ir gyvenam tose mažose grupelėse, mažuose tokiuose susiskaldimuose savo lygyje, kaip sako. Jeigu norim tikrai turėti galimybę kažką pakeisti ir norim tikrai, kad Lietuvos tauta mes spręstume viską ir darytume, nori, nenori, reikia
susivokti ir susiprasti, kad pirmoji vietoje mes turim gerbti vienas kitą, neapgaudinėti vienas kitą ir būti sąžiningi su vienas kitu. Ir tada, kai mes kažką norim spręsti kartu, mes turim atsiklausti vienas kito ir išsibalsuoti. Tai va toks dalykėlis. Ir svarbu suprasti, kad kai kas balsuos kvailai, kai kas balsuos nesuvokiamai, nesuprantamai iš mūsų pozicijos, iš mūsų atžvilgio, bet mes esam bendra šeima. Tai pirmas žingsnis, turim nuspręsti būti šeima, turim būti nuspręsti vieninga tauta būti ir tada galim, kaip sako, apjungti į bendras jėgas, bet opozicija to negirdi, ji to nemato, jai svarbiau yra jų tiesos. Jiem yra svarbiau, kad jų tiesos būtų įgyvendintos, suprantat, ir nesikoncentruojama į vienybę ir į priežastis, kaip mes galim susivienyti. Bet tada turi tam tikras pasiekmes. Klaidingas mąstymas griauna ir, kaip sako, lazda turi du galus. Ir tavo tas protingumas, teisingumas ir sumanumas ir, daleiskim, talentas būti labai protingu, turi tokį šalutinį poveikį, kad tu lieki nesuprastas kitų, daleiskim, arba tu matai žmonių kvailumą savo atžvilgiu. Ir faktas, bet čianais norėtųsi, kad tie žmonės išgirstų ir susivoktų, jeigu jūs už tautą Lietuvos, už Lietuvos vienybę ir Lietuvos savarankiškumą, turit suprast, kad tai yra labai didelė utopija padaryti visus protingais, sumaniais, nuoširdžiais, sąžiningais pagal jūsų suvokimo lygį. Mes, kad ir kiek būsim protingi, kad ir kokie būsim talentingi, sumanus, logiški, argumentuoti, pas mus vis tiek bus skirtumai. Vienas bus daugiau, kitas mažiau ir pagal tokius principus, jeigu mes koncentruojamės tik į tą tikrą teisybę, pačią geriausią ir teisingiausią ir siekiam, kad ji būtų įgyvendinta, mes visada patirsim fiasko, kaip sako tokį žodį. Bus nelaimė. Bus, kaip sako, rezultatas, bet menkas ir su tam tikrom žiauriom pasiekmėm. Niekada neapsimienysim, niekada mes nebūsim vieninga šeima, suprantat? Tai pirmoji vietoje turėtų būti žmogiškumas ir jeigu esi pakankamai žmogiškas, sąžiningas, tu leisi kvailesniam ar kitaip mąstančiam turėti savo nuomonę ir leisi jam dalyvauti mūsų bendroje veikloje. Leisi jam augti, leisi jam mokytis ir tokiu būdu tave mes gerbsim. Jeigu tu esi pakankamai praeitingas, esi pakankamas lyderis, tada mes tave palaikysim ir, kaip sako, tave vertinsim. Bet jeigu, kaip sako, tau tiesa ir teisingiausias kelias turi būti pirmoji vietoje ir bet kokią kainą, tai čia jau yra kraštutinumas. Kaip pavyzdys religija, pavyzdžiui, yra nužudžius daugiausia žmonių pasaulyje, net ne karai, o religija. Aišku, dėl religijos karai. Ir tų žmonių argumentai, tai yra vadinamas moralinis blogis. Ta prasme, aš padarysiu kažką negero, aš pasiaukosiu vardan teisingesnės, sąžiningesnės ir geresnės ateities. Tai čia yra pati didžiausia, pats didžiausias pavojus, pats didžiausias akligatvis. Mes tokiu atveju, jei pasirenkam pirmoji vietoje tą tikrą teisybę, tada gaunasi mes atsisakom žmogiškumo, atsisakom taikos, atsisakom lygybės. Atsiranda ta hierarkinė sistema, atsiranda vadai, atsiranda teisingesni, neteisingesni ir mes turim tą konfliktą, kovas. Ir tokioj šeimoje, tokiuose santykiuose niekada nebus malonu, draugiška ir gera gyventi ir nebus vienybės. Tu negalėsi tokioj šeimoje atsukti savo nugarą, savo partneriui, suprantat? Ir mes gyvenam tokiuose sistemose ir pastebėkit, tokiuose sistemose, ką stengiamasi daryti, tai stengiasi žmogų užbukinti, padaryti jį kuo kvailesnį ir treniruoja besąlygiškam paklusnumui. Armijoje tas pats kareiviams tas yra išmuštravojama, ištreniruojama, išdresuojama, suprantat, kad būtų vykdomos komandos
neklausiant, o kam to reikia. Suprantat, neieškant priežasties, dėl ko mums reikia taip elgtis ir dėl ko mums reikia taip daryti. Kas vyksta su žmonėm, kad jie pradeda vykdyti taisyklės, sąlygas ir įstatymo viršenybė yra pirmoje vietoje, bet jie nebeužsiduoda savo klausimo, o dėl ko buvo sukurtas tas įstatymas, kodėl buvo sukurta tokia taisyklė, kodėl mes būtent taip darėm, ne kitaip. Tai va būtent tie žmonės protingi, sumanus, išmintingi, jie kartais nesusimąsto, kam buvo sukurtas tiesioginis valdymas, kam jo reikia ir kokie jo principai. Tai va, primenu žmonėm draugiškai, perspėju iškart, kad jeigu mes norim tiesioginio valdymo, jeigu mes norim viską daryti kartu bendrai, tai vat, sprendimas išbalsavus dažniausiai bus toks kompromisinis. Jis dažniausiai nebus tau 100% palankus ir toks, kokio tu jo tikėjaisi ir norėjai, bet esminis, pagrindinis dalykas, kad mes tada turėsim šeimą, mes tada turėsim komandą, jei mes sutinkam su tuo dalyku, mes tada nesiskaldysim ir mes galėsim vienas kitam atsukti nugaras. Mums nereiks konkuruoti tarp savęs, kaip dabar yra esamose sistemose, kai tauta žmonės išrenka atstovus ir neturi jokių galių, jokios valdžios, o atstovai tarp savęs pjaunasi, ginčiasi ir kovoja. Ir kas įdomiausia, kaip ir minėjau, kad ir jie vienminčiai susiorganizuoja, jie visada turės tas pačias problemas, tuos pačius tarp savęs visgi konfliktus, nes mes skirtingi, mes skirtingo suvokimo lygio, mes visada turėsim biški kitokią pažiūras, kitokią nuomonę. Va čia va būtent reikia suprasti ir kai kreipsdavausi į opozicionierius, visada norėjau va tą žinutę jiem pranešti būtent. Ir kai dabar matau žmonės, kuriuos palaikau, kaip jie tarp savęs ginčiasi ir daleiskim skaldosi dėl tam tikrų nuomonių, nesupratimų, taip norisi prisidėti prie jų tos veiklos ir pasiūlyti jiem alternatyvą, pasiūlyti jiem tiesioginio valdymo principais bendravimą, dalyvavimą ir va pranešti šią žinutę. Kaip ir sakiau, opozicija protinga, gera, teisinga, sąžininga už tėvynę, už Lietuvą, už vienybę, už tiesioginį valdymą, bet jie mato už žmonės paprastus, bet jos matau tuos požymius, kad jos didžiausias argumentas, kad visgi tarp tų lyderių dėl šio tikslo turi būti kažkokia hierarchija, kažkokie turi vadai būti lyderiai ir žmonės tik gali juos palaikyti, bet negali sėdėti už šios idėjos, kaip sako, vairo ir negali turėti galimybę spręsti, įtakoti ar kažką keisti, nes mes labai kvaili ar klaidingai mąstantis, ar nepasiruošę tam, ar nenusipelnim to, tada gaila, kad vien dėl šitos priežasties mes neturim, turėkite omeny, opozicijoje vienybės, čia tarp tų sąžiningų žmonių. Aš turiu omeny, dar yra aišku antras tipas tų opozicionierių, sąžiningų žmonių, kurie tik dedasi sąžiningais, teisingais ir už šias vertybės einančiais, bet jų tikslas patekti valdžią ar susirinkti daugiau dėmesio iš jūsų, gauti paramą, pritarimą. Bet šneku dabar būtent apie tuos tikruosius žmonės, kad jie pakimba būtent ant ieškojimo teisingiausio sprendimo ir aišku, jie mano, kad jų teisingiausias sprendimas ir jie turi pakankamai argumentų. Ir bėda su manim, kad dalis jų, jeigu taip susitikti viešai ir kalbėtis, aš prarasiu mintį. Jie mane nugalės, nuginkluos, nes bus argumentuota žodinė kova ir aš nesugebėsiu, manau, apsiginti. Man reikia dar įgūdžių, reikia patyrimo ir realiai aš nenoriu to daryti, iš tikrųjų, nenoriu dalyvauti toj kovoje, norėčiau, kad tie žmonės būtų iš tikrųjų protingi, sąžiningi ir išgirstų kaip nors neutraliai per aplinkui. Tikiuosi, gal angelas sargas koks ar kažkas jam pasufleruos tą suvokimą ir jie susivoks, kad norint būti šeima, norint būti vieningiems, turim atsisakyti savo tiesos. Aš turiu omeny viduj, mes galim ją turėti, bet sprendžiant kažką darant, nebūtinai turi laimėti mūsų tiesa ir nebūtinai turi būti viskas pagal mus. Tai sudėtinga, skausminga, aišku, labai skausminga ir mums reikia užaugti, subręsti iki tokio suvokimo lygio.
bet tikiuosi išėjo perduoti jums žinutę, gal turit kokių klausimų tais klausimais. Ir aišku, perspėsiu, kad ir man pačiam sudėtinga dar su tokiais dalykais ir aš lygiai taip pat ir šeimoje kartais perlenkiu lazdą, susireikšminu ir bandau įrodyti savo tiesą ir pykstu, kai kitas žmogus nesupranta ir jis mano, kad jis ir teisus. Ir ta prasme, jeigu tas noras per stiprus, kaip sako, jį toks posakis labai svarbus. Niekada jį nekreipiau dėmesio, kviečiu į jį atkreipti dėmesio, kad gerais norais ir kelias į pragarą grįstas. Tai va čia ta teisybė, apie ką bandysiu kalbėti apie zombinimo laidelėse, būtent, bet kai tu matai tiesą, bet šeimoje yra žmonės, kurie nemato tos tiesos ir tu labai nori ją įrodyti, tu kartais nueini į kraštutinumus, tu pakeli balsą, tu užpyksti, tu susipyksti. Ir tai veda į šeimos skaldymąsi, nepagarbą vienas kitam. Tai va čia tiesioginis valdymas mums leis ir padės pabusti, susivokti ir suprasti priežastis, dėl ko jis yra svarbus ir kad tik jis vienintelis leidžia eiti žmogiškumo keliu, leidžia būti mums šeima, leidžia būti mums vieningais. Tik problema, kad sistema yra tokia, kad mus jau išauklėjo, išugdė arba būti taisyklių vergais, kaip kareiviai, klausom komandų ir nesigaudom, nemastom, tada apie kokį žmogiškumą gali būti kalba, teisingai. Įstatymas yra, taip ir reikia daryti. Tada nebėra pamastymo, kam to reikia, o dėl ko reikia taip daryti. Ir tada mes tam tikrais atvejais, kad ir prie gerų įstatymų ir sąžiningų ir teisingų sumanimų pasielgsim nežmogiškai, suprantat, nes bus įstatymo viršenybė. Aš čia kaip pavyzdį duodu. Tai va, ir kiti žmonės yra problema, kad jie mato, kad yra geriau, yra geresnių variantų ir kad reikėtų rinkti šitą kelią. Ir jie, kaip sako, labai norėdami to, kad tas kelias būtų įgyvendintas, jie kartais galvoja, aš surinksiu komandą, susispausiu, padarysiu, perbūšiu, įveiksiu ir tada bus tas gėris tarp mūsų. Jie irgi praranda žmogiškumą, jie atsisako lygybės tarp mūsų, būtent tada įskaudina kitus žmonės, atsiskiria nuo jų, susiskaldo ir suskaldo mūsų tautą. Tai atrodo, lyg tai nori gero, žiūri iš savos pozicijos taip, bet turi tuos pačius rezultatus, kuriuos mes turim 30 metų iš eilės. Tai tikiuosi, dalinkite šiuo įrašu, pabandykit pakalbėti su tam tikrais lyderiais, su tam tikrais žinomais žmonėm, galgi jie iš šios pozicijos išgirs mus ir supras. Ir nebesiskaldys, nebeliks prie savo požiūrio ir galės paimti tautos valdžios idėjos vėliavą ir prisidės prie jos įgyvendinimo, kaip sako. O ne tik palaikys ją liuksiukais, patiktukais, bet, kaip sako, panaudos savo jėgas ir resursus ir sugebėjimus geram, teisingam gėriui. Ir, kaip sako, atsiras pas juos noras toks, kuris neves juos į pragarą. Tai realiai taip giliau gilinantis, taip, noras per didelis, kad jis ir sąžiningas, teisingas, jis sukuria diskomfortą pas mus. Mes nebebūnam ramus, mes negalim nusiraminti ir noras tampa svarbiausiu mūsų gyvenimo tikslu. Ir mes tada paminam savo vertybės, paminam šeimą, paminam draugystę, paminam lygybę. Tai toks dalykas. Ir kaip minėjau, galim planuoti, šnekėti gražiai, bet tik darbais, kai susivienėm, kai jau kartu, įsivaizduojat, dar bus problemų šitų, nes galite iš savo patirties matyti, kad šeimoje, kad ir stengiatės būti sąžiningi, žmogiški, draugiški, vieningi, vis tiek būna dūmų, vis tiek būna tų nesusipratimų, vis kažkas įvyksta ir ypač jeigu didesnė šeima. Tai turėkite omeny, ten dviese šiek tiek lengviau, gal gali, bet ir tai būna nesusipratimų, būna noro įtakoti vienas kitą ir jeigu tas noras per didelis, turėsim problemų ir praktikoje mes užmiegam. Mes gyvenam konkurenciniai, koviniai sistemoje, tokiam užburtam rate. Yra tai sąmoningai padaryta, sąmoningai. Ta visa mokyklos, auklėjimas, kalbėjimai, viešame etery daromi taip, kad sufokusuot jūsų dėmesį klaidingai, kad jūs prarastumėt galimybę būti savo kūnų ir sielų šeimininkais
ir, kaip sako, turėti darną šeimose, vienybę šeimose, tada prarandate darną ir vienybę visuomeniai, mes tampam neįgalus. Čia yra didelis užburtas toks ratelis ir būtent dabar ateina rinkimai ir ateina, tuoj bus balsavimai ir mes, kaip sako, irgi esam klaidinami, kad reikia mums rinktis teisingiausiai šnekantį žmogų, geriausiai šnekantį žmogų. Suprantat, kur problema? Ir mums siūlo, mes renkamės ir mes lyginam juos ir lyginamės ir palaikom tam tikras puses. Nors iš tikrųjų mes turėtume rinktis žmogų neteisingiausiai šnekantį, o tas, kuris eis už žmogiškumą ir už lygybę mūsų, kad tiesioginis būtų valdymas, kad mes viską spręstume kartu. Ir jas, kaip ir minėjau, dar pasikartosiu, prisidenginėja tuo, kad visi kartu negalim spręsti, nes yra per daug užzombintų, per daug kvailų žmonių. Ir jie tokiu būdu dar mus papildomai skaldo ir realiai prisideda prie sistemos. Padeda jai laikyti mūsų skaldžiusius ir neįgalius. Ir mes kol kas neturim jokios alternatyvos, jokios. Nėra nei partijos su tokiu požiūriu, nėra nei žmonių einančių į valdžią su tokiu požiūriu, nėra nei vienos organizacijos su tokiu požiūriu. Turėkite omeny, mes tai tik turim teorijose ir tam tikrose išvedžiojimuose ir gražiuose šnekėjimuose. Tai būtent tautos valdžios sumanymas skirtas veiksmui, nes jūs, manau, tikrai pritarsit man ir suprasit, kad žmogiškumas ateina su patirtim, su praktika, su klaidomis. Tai būtent jeigu mes norim vienybės, mes jau suprantam teorinius pagrindus, dėl ko mes čia susirinkom ir ko mes siekiam ir pagal kokias taisyklės vadovautis, dar reiks mums kiekvienam toj veikloje, toj praktikoje susivokti, kad daleiskim, aš per daug esu taisyklių vergas ir neklausiu ir nesidomiu, o dėl ko buvo sukurta tai taisyklė, o dėl ko reikia taip daryti. Ta prasme, pas mane yra aklas tikėjimas. Ir antra problema bus kraštutinumas, kai tu jausi, kad tu teisus ir kad tavo variantas yra geriausias ir tu matai išeitį, bet jos nieks negirdi ir balsuoja už visiškai kitą sprendimą žmonės. Ir tada tau ateis noras perimti valdžią, kažkaip susukčiauti, pamanipuliuoti ar pasinaudoti savo padėtim, kad, kaip sako, vardant tos tikros tiesos ir vardant to tikro gėrio, tu galėtum, kaip sako, išgelbėti mus. Ir čia problema, kad tada tu prarandi žmogiškumą, tada, jeigu mes tokie tampam, mūsų komandoje mes vienas kitam nebegalim atsukti nugarų, mes nebegalim vienas kitų pasitikėti. Tai toks paprastas dalykas ir kiekviena klaida bus baudžiama ir neleis, kaip sako, žmonėm tobulėti, o jie bus paprasčiausiai šalinami iš valdžios, baudžiami ir tremiami iš komandos. Tai turėsim tokią fiasko vėl, čia negražu žodis, nerodu dabar atitikmens tinkamo. Tai sudėtingos mintis, tikiuosi, kaip sako, pakankamai gavosi man jas išdėstyti, išgirdote. Ir turėkite omeny, mes dar klysim, jūs dar klysit. Šita mintis, praktikoje mes ją užmirštam. Mes pripratę, jeigu mums viskas gerai, sekasi, viskas tvarkoja, mes galvojam, taip bus visada ir mums nereikia pasikartoti ir prisiminti. Tai planuoju pabaigti laidelę apie žmonių zombinimą ir ten tokių labai svarbių minčių yra tais klausimais, kai mes sąmoningai nekontroliuojam savo sąmoningo veiksmo, ką norim daryti, kur mūsų tikslai, ką mes rytoj veiksim, poryt veiksim ir, ta prasme, gyvenam pagal šiuolaikinės visuomenės standartus, mes pamirštam tikrasias vertybės ir grįžtam ir darom vėl tas pačias klaidas. Čia yra padaryta sąmoningai. Ir, kaip sako, žiūrėkit mano YouTube kanalėlį, pabandysiu papasakot, kaip išeiti iš to užburto rato, kaip susivokti, kaip jis veikia ir dėl ko jis veikia. Ačiū, kad klausėtės. Kviečiu, kaip sako, dalintis tautos valdžios sumanymu, idėja. Kviečiu jūs, ta prasme, nebijokit pasidalinti pas save Facebooko naujienų skiltyje. Išmeskit kokį tautos valdžios filmuką, pasirinkit jums patinkantį, gerą, kuriame bus propaganda tautos valdžios sumanymu. Ir kartais pasidalinkit pas save į savaitę, nors po kokį kartą.
Ta prasme, nebūtina lyž žmonėm į akis, bet pas save, pavyzdžiui, Facebook'e ant sienos jūs galit tai padaryti. Aišku, jeigu manot, kad reikėtų taip daryti ir vertinga taip daryti. Aišku, problema gali būti, kad nemanot, kad yra pakankamai geri filmukai, atinkantis filmukai, kurie pristatytų šią idėją, bet nors kažką iš tautos valdžios, turiu omeny puslapio, iš tos grupės galit pasidalinti, kas yra. Aš manau, tikrai atsirinksit, rasit kažką, kas jums tiks ir patiks. Nes tokiu būdu, kaip sako, žmogus atsivertęs, jis ateina į tautos valdžios tą puslapį, jis pradeda domėtis, kas čia per idėją, ką mes sakom, ko mes norim, pasiskaito apie tikslą ir gali būti, kad paprasčiausiai prisijungs bendrai drauge, kaip šeima. Tai va, už, kaip sako, vienybę mūsų. Ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad esate ir iki kitų kartų.